Lietuvių liaudies pasaka, kaip rovė ropę. Vieną kartą ėjo keliu senelis. Ėjo ir rado ropės grūdelį. Ir sugalvojo tą grūdelį pasodint. Iškasė duobę baisiausią giliausią ir pasodino tą grūdelį. Ropė augo. Augo per visą vasarą. Senelis ją laistė ir lietus laistė. Saulutė švietė, paukščiukai čiulbėjo, debesėliai uždengė nuo karščio, vėl lietus laistė, vėl saulė švietė. Ir galiausiai jau rudenį ropė užaugo štai va tokia didelė. Galiausiai senelis atėjo rauti ropės. Rovė. Niekaip neišrauna. Senelis šaukė senelę. Senelio. Ateina senelė. Senelė, padėk man išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropės, senelė už senelio ir rauna ropę. Rovė. Niekaip neišrauna. Senelė šaukia vienkų. Vienkau. Ateina vienkus. Vienkau, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės ir rauna ropę. Rovė. Niekaip neišrauna. Vienkus šaukia dvitkų. Dvitkau. Ateina dvitkus. Dvitkau, padėk išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropę, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus ir rauna ropę. Rovė. Niekaip neišrauna. Dvitkus šaukia tritkų. Tritkau. Atbėga tritkus. Tritkau, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Ir rauna. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus. Ir rauna ropę. Rovė. Niekaip neišrauna. Dvitkus šaukia tritkų. Tritkus šaukia keturniką. Keturnike. Atbėga keturnikas. Keturnika, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus. Ir rauna ropę. Rovė. Niekaip neišrauna. Keturnikas šaukia penktiką. Penktikė! Atbėga penktikas. Penktikė, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Ir rauna. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko. Ir rauna. Rovė.
niekaip neišrauna. Penktikas šaukė šeštiką. Šeštikė, atbėga šeštikas. Šeštikė, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko, šestikas už penktiko. Ir rauna ropę. Rodė, 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 rodė. Niekaip neišrauna. Šestikas šaukė septintiką. Septintikė, atbėga septintikas. Septintikė, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Senelis už ropę, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko, šestikas už penktiko, septintikas už šeštiko. Ir rauna ropę. Rodė, 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 rodė. Oi, net nukrito septintikas. Niekaip neišrauna. Septintikas šaukė aštuntiką. Aštuntikė, atbėga aštuntikas. Aštuntikė, padėk mums išrauti ropę. Gerai, padėsiu. Ir rauna ropę. Senelis už ropę, senelio už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko, šestikas už penktiko, septintikas už šeštiko, aštuntikas už septintiko. Ir rauna ropę. Rodė, 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 rodė. Niekaip neišrauna. Aštuntikas šaukė devintiką. Devintikė, atbėga devintikas. Devintikė, padėk mums išrauti ropę. Gerai. Ir rauna. Senelis už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko, šestikas už penktiko, septintikas už šeštiko, aštuntikas už septintiko, devintikas už aštuntiko. Ir rauna ropę. Rodė, 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 rodė. Kaip neišrauna. Devintikas šaukia dešimtiką. Dešimtikio. Atbėga dešimtikas. Dešimtikė, padėk, mums išrauti ropę. Man net koja nukrito. Na gerai, na gerai. Ir rauna. Senelės už ropės, senelė už senelio, vienkus už senelės, dvitkus už vienkaus, tritkus už dvitkaus, keturnikas už tritkaus, penktikas už keturniko, šestikas už penktiko, septintikas už šeštiko, aštuntikas už septintiko, devintikas už aštuntiko, dešimtikas už devintiko. Ir rodė, rodė. Rodė, 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 rodė ir išrovė. Kaip čia buvo? Nieko jis net nepadarė, o išrovė. Na, nesvarbu. Dabar pradėjo ropę dalint. Oi, kur ta vargšė senelė? Oi, net galva nukrito senelės, vargšelės. Na gerai, dabar jau dalinsim ropę. Dešimtikui davė. Kiek? 10 vežimų ropės. Duodam. Štai vežkis. Ačiū labai. Devintikui davė. Kiek? 9 vežimus ropės. Ačiū labai. Aštuntikui davė kiek? 8 vežimus ropės. Oi, ačiū labai. Septintikui kiek davė? 7 vežimus ropės. Oi, 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 oi. Ačiū labai. Šeštikui davė kiek? 6 vežimus ropės. Oi, ačiū, ačiū, ačiū. Penktikui davė kiek? 5 vežimus ropės. Oi, la, 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 ačiū, ačiū.
O keturnikui davė kiek? 4 vežimus ropės. Labai buvo laimingas. Tritkui kiek davė? 3 vežimus ropės. Štai, prašau. O Dvitkui davė 2 vežimus ropės. Taip. Ačiū. O Vienkui davė kiek? 1 vežimą ropės. Ai, ačiū. O seneliai su seneliu, kas liko? Nieko. Tai jie pasiskynė ropės lapų ir išsivirė arbatos. Pabaiga. Bet tai kai pagalvoji, 10 atbėgo paskutinis ir gavo daugiausia ropės. Kažin kodėl, pamastykit, pagalvokit su tėveliais. O dar aš noriu jums parodyti, kaip galima naudojant paprasčiausius šveistukus, su kokiais mamos šveičia, plauna indus, tikiuosi ir jūs padedat mamoms plauti indus, ne, namuose. Su šitais labai dalykais galima įdomių visokių dalykėlių prisidaryti. Pavyzdžiui, pirmiausia, galima pasistatyti namą, tokią sieną, tvirtovę tokią. Va, taip, statom. Gali būti įvairiausių spalvų. Ir labai, pavyzdžiui, man patinka, kad galima, va, žiūrėkit. Dėmesio, karas! Sugriaut ir visiškai negarsiai krenta. Ir staigiai sutvarkyti kalną. Jeigu, pavyzdžiui, mama ateina, susitvarkai greitai. Arba, pavyzdžiui, galima pasigaminti kiškį. Štai, paimam kempinėlę. Va, štai daug skalbinių segtukų, su kuriais mamos lauke skalbinius prisega. Tikiuosi, jūs padedat mamoms ir tėčiams. Štai, pavyzdžiui, kiškis. Štai kiškio kojos. Dar kiškiui reiktų batų. Šalta dabar jau ruduo. Taip. Va, jau kiškis stovi. Ko dar reikia kiškiui? Ausų. Štai kiškio ausis. O dar kur reikia rankų. Štai kiškio rankos. Kam tos rankos? Kad morką laikyti galėtų. O, štai ir kiškis. Trik patrik, tralala, lalalala. Štai pasakoj, matėt, buvo senelis ir senelė. Jau senelis ir senelė pagaminti iš sudėtingesnių elementų. Tarkim, seneliui reiktų tokios kempinės. Ir yra tokie šveistukai, su kuriais jau labai prisvirusias keptuves galima šveisti. Taip, paimam tą šveistukėlį. Taip, va, sukabinam. Jau turim senelio kepurę. Ir į to segtuko va tą tarpą įdedam kitą kempinėlę. Jau turim senelio galvą, kaklą ir pilvą. Ko dar reikia? Teisingai, kojų reikia. Štai senelio koja, viena, antra. Kad tvirtai stovėtų, reikia batų arba klumpių. Štai senelio. Oi! Genda tie segtukai. Štai rožinės klumpės. Viena rožinė, kita ne. Ir senelio reikia rankų, kad galėtų mus panešiot. O ir jau 2 seneliai draugai. Labas, labas. Einam pažiūrėti į tavo daržą. Einam. Seneliai dėjo į daržą pažiūrėti, kaip auga daržovės. O ką? O, dar galima pasistatyti kitokį namelį iš šveistukų. Kaip 3 paršiukai. Pirmas buvo namelis iš ko? Iš šiaudų. Tai šiaudai va geltoni, pastatykim iš šiaudų.
Va, toks paprastas namelis buvo, ne? Tai vilkas galėjo ateiti ir iš karto nupučia. Antrasis namelis buvo iš medžio, iš medienos. Tai va taip, kaip nors palaukit, kaip šitos. O, iš medienos štai. Tokį tvirtesnį, bet nelabai tvirtą. Štai, pat koks namelis. Irgi ateina, vilkas ateina ir irgi nupučia. O jau trečio paršelio namelis buvo pats stipriausias, buvo pastatytas iš plytų ir stogas buvo štai iš čerpių apdengtas čerpėmis ir niekaip negalima buvo nupūsti tam vilkui namelį. Taigi, tai ką, ačiū, kad žiūrėjote. Linkiu jums žaisti ne tik su savo tais žaislais tikrais, bet ir naudoti štai tokias kempines ir skalbinių segtukus. Iš skalbinių segtukų galima auskarus net pasidaryti. Ate! Ate!